Labą dieną. Ir šiandien mes randamės Jume Drift. Tai yra vienintelis ir didžiausias Unreliable X Vilniuje renginys šiais metais. Ir mes čia surinkom Lietuvos tokį next levelį. Privažiavo čia tokių visai ikoniškų automobilių, kurie atrodo žiauriai kietai ir su dideliais chrominiais bliūdais visi sulėkė. Jie prilėkė iš žiauriai daug iš Lenkijos, čia realiai Lenkų renginys. Eini per pitus visi šepše, lenkiškai. Ir dar keli atvarė iš Prancūzijos, Vokietijos, su labai gražiais Nissanais. Stengiamės kažkaip sureguliuoti šitą renginio flow, kad viskas būtų savo vietose. Vakar viską čia setupinomės. Stage'as mūsų kaip ir ready. Dovis. Daviau užduoti vėliavą nuvežti. Ir tada, jo, tiesiog tipo varom, žiūrim mašinas, darom, vedom renginį ir geriam daug vandens, nes žiauriai karšta. O, blėt. Hello. Jau. Tai va, turim tokį passenger ride'ą pasiėmėm. What's your name? Olaf. We're here with Olaf. Tai va, yra antra diena evento. Užsisegam diržus ir varom prasilėkti porą ratukų. Fucked his bumper. Oh. Yeah, and I think you lost your exhaust. Oh. Turim reikalų. Yeah. Yeah. No, that's tough. Truputį lūžo dalių. Kaip visada, driftas yra driftas ir turim truputį nukritusi duslintuvą ir įdaužtą buferį. Einam galim pasižiūrėti, kaip sekėsi Rapolui. Pachui, susitvarkysim, nusipirksim naują lipą, reiškės. Blet, ir vėl dažyt, bet bus paruoštas jau, tai pachui greitai nusidažys. Biškį detalių pabiro, truputį pabiro, bet nieko tokio. Driftas yra driftas. Svarbu visiems smagu. Prašau žmonės. Teikiai sutvarkiam. Nauja, kaip nieko nebuvo. Jo, aš moldingą tik norėčiau paskutinį rasti. Pametė ir moldingą truputį. Jo. Karka! Karka! Moldingas gal yra? Ten kažkur moldingas. Palaukiam, pailsim, gal bus moldingas ir atrodys kaip nauja mašina. O čia turim tokią situaciją, kad man nulūžo suvediminis varžtas.
reikėjo truputį tauino pamažinti, nes labai daug gripo gale. Ir bemažinant tą tauiną viskas nulūžo. Kolegos iš Automotive ir atvežė suvediminį varžtą, kurį mes sudėsim į automobilį ir gal netgi šiandien pavyks važiuoti. Bet labai noriu aš viską nufilmuoti, pafilmuoti, su kuo daugiau žmonių iššokti, pravažiuoti. Pas Rapolą dar reikia įkrist, prasilėkti. Tada galėsim ir mes išlėkti. Gausim truputį palaukti, turim krešą trasoj. Išlysim pasižiūrėti ir suprasti, kas ten vyksta. Va ten va, kažkas įvyko. Stoja, kaip matau, baltas Mersas su Niske arba su Kem 6, bet status varys ant raliuko. Labai daug reikalų. Dabar pakritau pas Vykintą ir važiuosim pasifilmuoti paskui šitą M2. Kartu su šituo pitaku. Tai gavom žinių, kad ten viskas sproga. Visi tepalai ant žemės pasipylė ir jokio drifto šiandien nebus. Gal bus, bet aš ten nematau labai greito proceso dabar. Va. Eikime pasižiūrėti iš arčiau. Wow! Daddy Sports. What happened? It's sport, Daddy Sports. Mašina ant tiek žemai, kad kliudė kerbą ir tiesiog išmušė karterį su viskom. Čia dalių milijonas. Oi. Keturiais varomas M2 nuvarė truputį į bulvę. Bet jo, Kasparas pabandė su Porsche paliekt šonu, tai super daug gripo, understeerina ir dar neleidžia pilnai išjungti viso trakšino. Tai labai ten crazy kažko nesigavo, bet porą posakių, sakė, išėjo sujungti. Padarė slalomo ranų biškį. Handbrake trūksta tik... Jo, tai aš ir matau iš šono, pistum handbrake, tai ten išlėktum tiesiai. Tai galim dėti dual caliperį ir bus gerai. Nu, va, patirties turėjo. Nu, galėsim sumest. Pagaminsim iš atskirų Porsche šakių, užmėsim ir bus labai gerai. Gerai atrodytų su dviem caliperiais. O man reikia išsitraukti tą nulūžusį varžtą, nes jisai nulūžo šitam pačiam išcentriniam bušinge. Nu ir kažkaip kažką reikia išmąstyti. Aš nežinau, čia šiandien nebevažiuos šitas automobilis. Surinksim tam, kad išeitų namo parvažiuoti ir tada jau žiūrėsim namie, ką ten su juo galima padaryti. Sorry, motherfucker, stupid bitches, y'all can suck my dick. Who gives a fuck about never ever play the nigga on how we made it in. See a nigga that's weak, don't put him underestimation. That sick bullshit will have you under investigation. Real niggas don't play in the trade. They